Mane raudonas gerai. Gerbiami kolegos, gerbiami svečiai. Man labai keistai atrodo, kad mes trečią posėdį jau žaidžiame ketvirtą tokius daržlinius žaidimus. Aš labai norėčiau vis dėlto pozicijos išklausyti, kas jūsų netenkina ir ką jūs norite. Ačiū. Pozicija, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip šis rezultatas bus, kaip mes balsuosim, bet viešai pareiškiu, kad galiu susitikti su jumis ir apspręsti dėl kontrolės komiteto, dėl kaip galima viską susitarti ir kas tenkina, kas netenkina. Jūs žinot, kad pagal reglamentą narys yra išrenkamas, kada pritarė, kad yra opozicija priklausančius, bet kada prabalsuoja yra dauguma yra šitos tarybos narys. Tad pasisakymą matau nėra. Yra 14. Meras turi su pozicija tartis, sėdėti derintis ir to šitą aiškiai, kad iš opozicijos siūlymų. Tai norėčiau atsakyti pasisakymą. Žmonių nupirkimas, sakykime, ir jų laisvės minčių, reiškimų ir taip toliau. Tai aš palinkėsiu ir taip to, aišku, suprantu, kad čia rėjame kalba, tai Rita laikymėsi neparsiduotų švietimų. Reikšti laisvai savo nuomonę, kas čia pas mus do taryba. Ačiū. Tai, Petrai, Ar jis vienas išskaičiuos? tai aš sutinkam, kad neskaičiuos. Ar jis vienas? Bet skaičiuoja. Gerai. Ar turit kas dėl šitą? Ne, neturit, tai prašom balsuoti kas už 293. Prieš susilaikiusių 3. Tai Saulis sakė, kad 15 būtė, 16 straipsnių ten yra tas teisinimo biudžeto ir palikti išėmus. Jinai bando aiškinti, kad 18 straipsnių šviesmo dalis, tai taryba gali keisti, bet visai kita logika skundė. Taryba jau rašo 15, taryba pareiškia, ką priima, o mes priimam šiuo metu biudžeto tikslinimą, tas punktas kalba. O 18 straipsnis leidžia keisti savo priimtus sprendimus. Kas yra patikslinimo žodis? Dėlė, nieks nerašė. Mes tokius Iš tikrųjų, tai aš pasižiūrėsiu